Alio. Labą vakarą. Labą vakarą. Ar su Žydručiu Masiūnu kalbu? Taip. Jūs trukdo Rolandas Žukauskas, Vilniaus apskrities Respublikinės kelių eismo priežiūros inspektorius. Galit kalbėti? Taip. Šiandieną maždaug apie 18 val. Vakaro Audi 2005 metų valstybinis numeris 44 pasišalino iš įvykio vietos. Vilniuje, Ukmergės gatvėje degalinės Statoil, jūs išvažiavot nesumokėjus už degalus. Kaip čia dabar spręsim šitą problemą? Jūs dabar pats Biržuose ar Vilniuje? Biržos. Tai spėjot iš Vilniaus iki Biržų nuvažiuoti jau? Tai dabar jūs man pasakėte, aš pabandysiu išsiaiškinti. Tai mes jau viską išsiaiškinom, kaip jūs suprantate. Vairavo mašiną. O tai ką norit pasakyti, kad vogta dabar mašina? Ne, bet galiu važiuoti, aš galiu, ne aš. Įdomiai čia jūs dabar kalbat. O tai už benziną kas mokės, aš ar ne aš? Ne, tai dabar ta mašina yra ne pas mane. O kodėl jinai ne pas jūs? Nu, todėl, kad aš daviau ją pavažiuoti. Aš Vilniui nebuvau nuo... O jūs dažnai duodat vairuoti vagiams automobilius? Įsipylė ir išvažiavo. Taip. Išsipylė už 214 litų benzino ir išvažiavo. Aš kiek žinau, tai čia Audi 4 litrų variklis, ar ne? Ne. 3 litrų variklis. Dizelinis. Taip. Supratau. Tai dabar visgi automobilis jūsų, bet jūs sakot, kad vairavot ne jūs. Tai mes registruojam kaip vagystę? Taip. Tai žodžiu, buvo pavogtas automobilis ir nelegaliai užsipilti degalai, ar ne? Automobilis ne Biržuose. Ir aš dabar jo nevariau. Aš turiu liudininkus, kad aš nuo sekmadienio Biržuose ir šiandien buvau visą laiką Biržuose. Tai kodėl jūs neregistruojate automobilio vagystės? Tai jis stovi padėtas ten, kur turi stovėti. Aš nežinau, kad jisai kažkur ten juda. Tai aš dabar jums pranešu, kad jis ne tik juda, bet ir vagia degalus. Čia jūsų ant individualios įmonės registruotas, aš kaip matau, ar ne? Ne. Ant jūsų paties? Taip. Pas mane parašyta, kad ant individualios įmonės. Ne. Aš kaip asmuoja ėmiau. Tai Žydručio Masiūno, kaip matau, individuali įmonė. Ne. Ne? Ne. Tai ant jūsų paties. Nu, skirtumo didelio man nuo to nesudaro. Taip. Kada dabar, žiūrėkit, tai jūs galite atvykti rytoj į teismą? Rytoj? Nu taip, vagystė šiandien, rytoj teismas. Nu, tai jeigu reikia, tai atvažiuosi, išsiaiškysi. Rytoj po 8:15 Vilniaus apskrities vyriausiam policijos komisariate 312 kabinetas, užsirašykit, ieškoti Rolando Žukausko. Aš esu Vilniaus apskrities Respublikos kelių eismo priežiūros inspektorius. Dabar dėl automobilio dar kartą klausiu, registruoti vagystę ar ne? Ne. Tai... Aš išsiaiškinsiu, kas su juo važiavo. Ir tas... O kaip jūs išsiaiškinsit? Nu, aš palikau jį savo, nu kaip... O raktus jūs nuo automobilio turit? Ne. Ai, tai jūs reiškia kažkam tai jį pardavėt? Nepardaviau, daviau pavažiuoti. O jūs kam davėt jį pavažiuoti? Gali duoti man asmens to telefono numerį, adresą, telefoną? Nes yra... Klaidas Butėnas. Supratau, nes yra įvykdyta vagystė. Gerai. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Taip. Jums linkėjimai nuo Klaido, čia trukdo jūs radio stotis ZIP FM. Sveiki, gyvi. Sveiki dar kartą. Taip ir supratau. Pabaigoje taip ir supratau. Klaidas man pats, žinokit, paskambino, sakė, šiek tiek reikia išdurti Žydrutį ir visą situaciją nupasakojo, viską papasakojo. Tai, žinokit, galite ramiai dabar jau miegot, po streso tokio lengvo. Aš jam pasakysiu, ką man širdis buvo kulnuose. Jisai puikiai girdi dabar viską, galite jam linkėjimus perduoti. Gerai, parduosiu.
Ir viso gero. Gerą vakarą. Gerą vakarą. Nesijaudinkit, kad ir Vilniui senai buvo, bet galima apsilankyti, kad ir rytoj. Suspardys Klaidą dabar. Klaida, linkėjimai tau. Laikykis. Aš tikiu su to dufoje dabar sėdi myžai kelnes. Tai... Ir sako kiaušiukus. Gali ir net po tokių bairių prarast. Žiūrėkit, prižiūrėkit, Salkutę.